Tai mūsų tema, kad mes jau čia spręsim perskaityti, tai kaip būti laimingiams šeimoje ir laimingiams be šeimos. Aš taip įskirčiau, kaip ir paskiriau į dvi dalis, nes ne visi mes turim tą šeimą. Kažkas gal turėjo, praradom, kažkas iš vis negali taip padaryti šeimos. Kažkam iš vis atrodo gal ji nereikalinga, o kažkas turim šeimą. Tai kaip čia būti laimingiams ir ką tas reiškia, kas iš vis laimė būti šeimoje, kokie čia yra privalumai. Aš vakar jums kalbėjau, kad laimės šiaip nedaug dėjom, tik ir dėjom turbūt iki Grihasto ašramą. Pamenat, sakiau, kad pirmas etapas žmogus turi kaip ir nevesti vyras, bent jau apie vyrus kalbėjau, iki maždaug 25 metų, kad jis subręsta tiesiog, nes vyrai vėliau bręsta. Kartais vyrai 50, jis galvoja, kaip čia dabar į gyvenimą, dar kažkaip, nepasiruošia tiesiog. Ir kaip matot, šiandieninė visuomenė dažniausiai viską sprendžia moteris. Jūs viską tam kūrė. Tai va vyrui iki 25 reikia metų apsispręsti, ar jis kurs šeimą ar nekurs. Kokį kelią jis pasirinks. Ir jeigu vyras jau nusprendžia kurti šeimą, jis įveda moterį ir vedu savo, kad žmogaus gyvenimas susideda kaip iš 4 etapų. Žmogus turi praeiti. Aišku, žmogus jau gali pirmam gyvenimo etape, iki 25 metų ir jis gali įsivaduoti. Ta prasme, išvaduoti savo sąmonę, nebūti prikaustytas, nevargti, nesikankinti, gali nekaustyti tos 3 materialios būnos. Tamo būna, gadža būna arba satva būna. Bet kad iki 25 metų žmogus įsivaduotų, labai retai tai būna praktiškai. Per visą pasaulį žiūrint, per visą žmoniją. Dažniausiai mes norim, nenorim, mes prisirišam. Ar jeigu vienas žmogus šiaip kenčia, arba žmogus vis tiek kuria šeimą. Ir jeigu žmogus kuria šeimą, automatiškai ta šeima kaip jį pririša dar labiau prie žemės, nes atsiranda visokių rūpesčių. Ir va tai pirmas etapas. Kai vienas žmogus turėtų apsispręsti, išmokti, suvokti, pažinti save, žinoti visatos dėsnius, dieviškus dėsnius. Antras etapas – Grihasta ašramas, tai vadinasi šeiminis gyvenimas. Tai va patartina, kad vyras, jeigu veda moterį, vyras, kaip taisyklė, turėtų šiek tiek būti vyresnis, sakoma. 5-7 metai, bent jau 3, nes kartais yra bendramžiai. Moteris, kaip taisyklė, visada būna beveik pranašesnė, vidumi labiau subrendusi, o vyrui kartais norisi su mašinėlėm tam ne šiukšlių dėžė, o smėlių dėžė pavažinėti dar kažkur, pažaisti, kaip taisyklė. Pas vyrus yra tas noras su kompiuteriu pažaisti, kad jis turi 2 vaikus, 3, vis tiek vakariai prisėda prie kompiuteriu, traukia. Tai mažas vaikas iš esmės 5 metų. Nors 2 vaikai tokie pat gali būti didesnė laksto. Aš žinau, šeimų yra. Tai antras etapas, jeigu šeima sukurta, vyras turi atsiduoti šeimai. Jis turi žinoti, kur tą šeimą veda, mes vakar daug kalbėjom, koks šeimos tikslas, dėl ko ta buvo sukurta šeima. Ir taip vyras pragyvena su žmona, bent jau turėtų 25 metus, kaip minimum, reiškia, pragyventi, užauginti vaikus, kaip žmonės sako, išleisti pasaulį, juos paruošti savo pavyzdžių. Vis jeigu mes galvojame, kad vaikai savaime gali taip išsiauklėti, arba jūs gali išauklėti darželis, lapšelis, mokykla, tai mes visiškai klystam. Mes visi baigėm mokyklas, bet turbūt vienetai retas, kuris iš mūsų kažką atsimena iš tų dalykų, kuriuos mokė mokykla. Mokykla iš esmės neruošia mūsų gyvenimui, neruošia tiems santykiams arba tam bendravimui, kurį mes turėtume žinoti, kad mums būtų taip paprasta čia gyventi, nesijaudytumėm, mokėtume išspręsti visas problemas. Mokykla kažkokios disciplinas moko ir moko tokią aukštą kartelę pakelia, kad mes praktiškai paskui nieko nebeatsimena. Nei matematikos, nei algebros, nei fizikos, nei chemijos. Net paskui nebežinom nei geografijos, nei istorijos. Viskas ten dingsta kažkur. Gaunasi, kad nieko nebežinai. Skaitai laikraštį, žiūri televizorių, kompiuterį. Nebesusigaudai. Ir žmogus sulaukęs, vedu čia filosofija, sako, ankstesnės civilizacijos, kaip gyveno. Sulaukus 50 metų šeimos žmogus, tas vyras turėtų jau galvoti apie, reiškia, didesnę praktiką, dvasinę. Ir tai vadinasi vanaprastha ašramas. Šeimos žmogus turėtų labiau gilintis į šventraščius, suprasti, kad ta gyvenimo pabaiga jau nebe už kalnų. Jis jau turėtų suvaldyti savo jusles, tai reiškia, nebeturėtų lįsti prie moters, kad jį ten lytiškai tengintų ar dar kažkaip jis
turėtų jau valdyti savo gyvenimą. Maistą, miegą, gėrimą, suvokti visas tiesas. Tai turi daugiau skirti laiko dvasiniai praktikai. Nes tai jau antra gyvenimo pusė. Jau labai lieka, reiškia, ten daro už kažkiek tai metų paskutinis ašrimas, kai tu gali išsivaduoti, išeiti amžinybę, arba vėl kitą gyvenimą turėsi vėl kažkur gimti, dar kartą kentėti. Taip mes, jeigu nespėjom per tuos visus 4 ašrimus, per 4 gyvenimo etapus, visi jau gimstam. Kiekvieną kartą mes gimstam, vėl nepažįstam, kur čia mano žmona, kur mano vyras. Pats neaišku, aš kokiu kūną gausiu, sakykime, gal dabar vyras, gal paskui moteris, gal atvirkščiai vyras. Taip keičiasi. Ir paskutinis gyvenimo etapas vadinasi sanjasi ašrimas, kai tas šeimos žmogus, ašrimas galbūt jums neaiški vieta, neaiški savoka, tai ašrimas reiškia vieta, kur žmonės atlieka dvasinę praktiką, tai reiškia stengiasi pažinti save. Ir save pažinti nebūtinai reikia žmogui būti vienam. Žmogus ir šeimoje gali bandyti save pažinti, dvasiškai suvokti ir save susitvarkyti ir išsivalyti, atrasti Dievą visą kitą. Niekas nesako, kad žmogus turi nevesti arba būti įsiskyręs dar kažką, ne? Bet pasakysiu pirmiausia apie paskutinį etapą žmogaus gyvenimo, kai žmogus sulaukia maždaug 75 metus, jis turėtų vyras, bet turėtų panašiai palikti šeimą, išeiti iš šeimos. Taip vėlinė tradicija. Siūlė, praktikavo. Nedidėjai karaliai, kurie tuo metu valdė vieną kitą valstybę arba visą žemę, atsiskirdavo nuo šeimos ir išeidavo. Atsiskirti nuo šeimos, tai nereiškia, kad vienas vyras tik pabėgdavo ten į kalnus, į miškus. Dažnai sekdavo ir žmona irgi. Žmogus atsikydavo ko? Namų iš esmės. Kad aš nebūčiau prisirišęs prie savo namų. Primanavo teritorijos, pareigų, posto, titulo, rūbų, dar kažko. Aš viską palieku iš šeimų. Tai jeigu su vyru visą laiką, visą gyvenimą sekė žmona kaip taisyklė irgi net ir karalienės, atsikydavo postų, nuimdavo karūną, palydavo ten vaikams, anūkams ir kartu su vyru išeidavo. Tiesiog, aišku, geresnės klimatinės sąlygos, kažkur prie upės, prie miškų, ten, baigdavo taip gyvenimo kartu. Ir kartu išeidavo į dvasinį pasaulį. Toks buvo modelis. Šiais laikais praktiškai labai reta tai galima sutikti, kad abu žmonės, vyras ir žmona, gyventų arba užsimtų dvasinę praktiką, dažniausiai kartais viena pusė arba kita užsima. Ir mes matom pagal susirinkimus, pagal stovyklas, taip, kartais pažiūrė viena pusė, kartais kita. Labai sunku tai suderinti, labai sunku kartu eiti per gyvenimą. Tai šiandien noriu pasakyti, kaip galima būti laimingiams šeimoje arba būti laimingiams be šeimos. Pirmiausia, ką reikia suvokti, ar mes vieni gyvenam ir gyvensim, ar mes šeimoje gyvenam ir gyvensim. Reikia vis tiek stengtis pažinti save, suvokti ir suprasti, dėl ko aš gyvenu. Jeigu mes gyvenam šeimoje, tai šeimos rūpesčiai kaip taisyklė mūsų užgožia. Nebėra laiko, nes šeimoje dažniausiai mes vis tiek skiriam didžiausią dėmesį vaikams. Arba stengiamės įsitvirtinti čia, toj visuomenėje, gauti gerą darbą, gauti gerą atlyginimą, turėti namus, sukurti tą visą socialinę infrastruktūrą. Ir tai užgožia. Labai vienetai žmonių, kurie iš pat jaunystės eina kartu. Nes šeima kūrima su vairiais tikslais. Pati pradžia prasideda. Dažnai mes susižavim arba apsivedam vien tik vedami geismą, pamatom kažkokią mums atitinkantį atspindintį objektą, reiškia moterį arba moteris vyrą. Ir viskas susižavimas, geismas kyla, mums atrodo, kad čia yra meilė. Bet dažniausiai būna geismas. Sureikia pirmą, antrą čakrą ir viskas. Mes norim pasitenkinti ir viskas. Man atrodo, tas žmogus man yra mylimiausias. Ir kaip taisyklė, jeigu reikia apatinės čakros, mes ilgai neišgyvensim. Kaip taisyklė, vyras arba kartais, aišku, būna ir atvirkščiai, moteris eksploatuoja vyras seksualiai arba būna vyras moterį eksploatuoja seksualiai. Praeina 3-4 metai ir seksualinė energija dingsta. Seksualinė energija pas vyrą dingsta, bet vyras paima iš moters tą seksualinę energiją ir jis jau tą moterį nebesižavi. Tai nėra tokio, kas jį jaudintų.
Ir kad žmonės ką tik neišgalvoja, kad ta meilė, kaip jie atrodo, kaip atkurti santykius, kartais bando kartu nepagyventi, kartais bando dirbtinėm priemonėm, tenais porno, dar kažkas filmai, tokio kažką tokio sujaudinti, kad tik va išbūt kartu, nes niekas nebeveikia. Įvairiai, net kartais žmonos siūlo vyrus susirak, sako, neišložė, bet su manim būk, tik būk įvairias formas ieško, kad tik žmonės nebegal, kartu pakeliauti, kartu išvažiuoti, dar, bet nesilipdo. Nes čia kas buvo, kaip ir pražuvo, dingo viską. Prada, nėra tas tokio už ko užkabinti, nes patys žemiausi instinktai. Tai tokios šeimos kaip taisyklė griuvo. Ir mūsų visuomenėje praktiškai 50% beveik būna skyrybų. Kadangi šeima buvo sukurta to žemiausių pagrindų, žemiausių čakrom. Ir nebėra to, kas mane jaudintų. Kadangi šeima yra ta vieta, kur mes atidirbinėjom karmą, ta prasme, šeimoje pradalysite visus mūsų blogos savybės charakterio. Tas žmogus mūsų daėda, kabutėse. Mes tik matom praktiškai neigiamas savybės. Vyras mato po žmoną tik neigiamas savybės, pradeda vardinti tokią, anokią, žmona mato pas vyrą. Ir nei vienas nenori nusileisti. Nei vienas nenori priimti to antro žmogaus. Kartais, aišku, moteris bando priimti vyrą, koks jis yra, bando. Bet vyras, jeigu nusivylęs moterim, ištraukęs iš jos tą visą seksualinę energiją, jį nebežavi, jam atrodo, kad ten kažko trūksta, jis dažnai nueina klystkeliais, pradeda rūkyti, kartais jau geria alkoholį, kartais moterį kitą susiieško. Ir viskas, kad ir moteris kartais deda kažkokias pastangas, vyras pasitraukia. Čia vėl aišku karma ir blogos tos savybės ir neišmanimas, nes nei viena pusė, nei antra nežino, kaip vėl tą suvaldyti šeimą. Tai čia pats blogiausias variantas, kuris atsitinka mūsų visuomeniai. Ir praktiškai mus tai nepaliečia kiekvieną šeimą po 3-4 metų, kai reikia spręsti, ar gyventi kartu ar ne. Dar sudėtingiau yra, jeigu šeima nesusituokus, jeigu tai gyvena 3-4 metus, nei viena, nei antra pusė nenori, žmonės, kai gyvena kartu, nesusituokia, aiškiai, nei vienas, nei antras nenori atsiduoti vienas kitam, nenori tarnauti, nenori vykdyti savo pareigų. Tiesiog suėjo, kad tai patogu. Aš eksploatuoju vieną ar kitą žmogų, vieną pusę arba kitą, bet nieko už tai neatsakau. Aš tenkinuosi, kiek man reikia. Kartais moteris net nepaklausė, vyro, tu mane vesi ar nevesi, kaip mes čia dabar darysi, reiškia tokį, mane lėtai čiupinėjai, ten siurbi iš manęs energijos, tau gerai, o kaip aš, kas iš manęs liks? Nes Ajurvedas sako, kad moteris tik pirmam vyrui gali save atiduoti 100%. Tik pirmam jinai atiduoda viską, absoliučiai, vyras užvaldo jos visą, reiškia, tą fizinį kūną ir užvaldo subtilų kūną. Ir antram vyrui, jeigu moteris ir suras, jis įsimylės, jinai galės atiduoti maksimum 80%, jinai jau 100% savo tos energijos nebesukurs. Dar blogiau, reiškia, jeigu moteris atsiduoda kažkam tai seksualiai pirmą kartą. Čia ir būtų jos tas pirmas vyras, iš dėl nežinojimo, dėl auklėjimo problemų, įvairių situacijų. Tai paskui kas išlieka, net jeigu, kaip taisyklė, jeigu jinai negyvensiu, tas vyras pasitrauk, ten jaunuolis ar dar kažkaip vaikinas, kaip moteris sako, jos psichikoje pasilieka to pirmo vyro visas paveikslas, absoliučiai. Kokį vyrą moteris vėliau mylės gyvenimą, iš esmės, to pirmo vyro paveikslas, charakterio, kai kurios savybės perės net jos vaikams. Ir dažnai tėvai, kai moteris pagimdo ar pirmą ar antrą vaiką, kartais ieško panašumų kažkokių su vyru, iš veido, charakterio, bruožų. Bet ten dažnai būna išmaišyta, tėvai net nesupranta, ką jis vaikas panašus, iš kur tos charakterio savybės visą kitą. Tai dažniausiai dėl to, kad arba vyras santykiausių kažko jis irgi pasiima iš moters, reiškia dalį, kitos moters dalį energijos paveikslų, arba moteris. Taip yra, nes mes nesam tokie paprasti, kaip mums atrodo, mes sudaryti iš sudėtingos struktūros. Ir viskas persinešęs, reiškia, ta informacija niekur nedingsta. Aišku, būti laimingu yra kiekvieno žmogaus siekis ir net ir tokiu atveju, kai veikia žemiausios čakros, mes tikimės, kad čia mylim ir norim mylėti. Nes norėti mylėti yra mūsų jau
mūsų kaip pačių sielos prigimtis. Gyventi meilėje, būti mylimiems ir mylėti. Tik tai mes nesudėliojam, kas yra ta meilė, kaip ją išlaikyti visą gyvenimą. Ką daryti, kad mane mylėtų ir aš galėčiau visą gyvenimą mylėti tą žmogų, su kuriuo jau susijau savo likimą. Tai kaip kartą, tarkim, pas Sokratą atėjo mokinys ir jis klausė, mokytojus, sako, aš susiruošiu vesti, tai radau merginą, kuri man patinka, tu man pasakyk, ar man vesti ar nevesti. Būna taip, kad mes klausim tėvų, bet čia mokytojai klausia. Ir Sokratas sako, ar vesi, ar nevesi, vis tiek bus blogai. Vis tiek bus blogai. Tai matot, mūsų nusiteikimas yra žmonių, kurie nedrįsta vesti. Labai sudėtinga. Dažniausiai ta kategorija, kuri išaugo nepilnavertėse šeimose. Jeigu išsiskiria tėvai, nes praktiškai nesvarbu kokiam amžiuje, tai vaikams būna sunku. Ar tai mergaitė būtų, ar berniukas, jie nematė tos šeimos pilno modelio, kaip jis veikia, kaip schema veikia. Ne tai, kad aš turiu tėtį ir mamą gyvus, jie mane aplanko, ten išlaiko, nors ir atskirai gyvena, aš galiu ten pabendrauti su vienu kitu, bet esmė yra, ar vaikas mato, kaip tėvai kartu gyvena, kaip jie elgiasi. Jeigu tėvai kartu gyvena, tai yra šeima, vaikas mato, kaip jie elgiasi, tai čia yra pagrindinis auklėjimas. Ir aš koks ten būsiu žmogus, aš užauksiu, žinosiu, kaip mama su tėte bendrauja ir kaip tėtė su mama bendrauja. Man paskui bus nebaisu vesti, arba man bus nebaisu, aš nebijosiu ištekėti. Jeigu aš augu nepilnavertėje šeimoje, man labai bus nedrąsu susirasti antrą pusę ir aš klysiu, dvejosiu, abejosiu, net negalėsiu niekieno paklausti, nes ko paklausti? Jeigu mama su tėte neišgyveno, jinai negali patarti, jeigu tėtė pabėgo, jo labai aš irgi negalėjau paklausti. Tai va čia ir prasideda didžiausios problemos tiems vienišiems žmonėms, kurie kartais neranda tos antros pusės. Kartais trečias variantas yra, mes turime tą šeimą, bet mes išsiskiriam. Išsiskiriam. Dažniausiai kaip žmonės sako, nesutapo charakteriai. Faktas nesutapo charakteriai, nes mes išeksploatavom vienas kitą. Nei vienas, nei kitas mes nenorėjom vienas kitam atsiduoti. Nes žmonės dažnai, kaip sako, aš labai myliu. Aš labai myliu, aš ten myliu, taip ir myliu, bet kas tas myliu negali išaiškinti. Myliu, jeigu taip smulkiai pasakyti, arba reiškiau, meilė yra bepriežastinis, reiškia, veiksmas, o mes dažniausiai norim visada atsako į kiekvieną veiksmą. Mes suskaldom savo tos veiksmus, ką mes darom antrai pusėje, kad aš turiu už tai kažką gauti, savanaudiškos paskaitos. Labai paprasta, žiūrėkit, ar moteris, kuri ruošia vyrui valgyti kasdien, arba ten perka produktus, prižiūri namus, augina vaikus, jinai, jeigu vyras vos kažką ten nepadaro, arba neįvykti savo pareigų, jinai iš karto pareiškia, aš tau 5 metus ten vertus prižiūri tavo vaikus, viskas man gana nusibodo, aš ten nieko nebedarysiu. Dažnai galima iškeisti. Aš ten pribodu, turiu stovėti, reiškia. Aš tavo verkia, dažnai savo aš tavo verkia. Ir vyras irgi, reiškia, pyksta, metai viską bėga, tai čia ir rodo, kad viena arba kita pusė dažnai skaičiuoja, kiek laiko praleidau ten arba ten, kiek aš kartu tau, sakykime, išlyginau kelnes, kiek išskalbiau kartu rūbų, kiek ten tau pagimdžiau vieną ar kitą vaiką. Ir mes, tarkim, po 3, 4, 5 metų nebenorim nieko daryti kitai pusėje. Mes išsenkam, mes nesuprantam, kad tai reikia iš vis daryti, be jokių skaičiavimų. Bepriežastinė meilė, tai aš tą priimu savo antrą pusę, koks jis yra. Koks bebūtų. Labai mums sunku suvokti. Mes iš vis nesuvokiam, kad turėdami šeimą ir kitam žmogui kažką darydami, mes iš tikrųjų darom ne tam žmogui kažką gero, kaip man atrodo, verdu sriubą, ten kelnes lyginus, kalbių rūbus, dar ką nors, mes iš tikrųjų tvarkome savo charakterį. Nes tas žmogus, kuris atėjo į mūsų šeimą kaip vyras arba žmona, žiūrint, iš kokios padėties žiūriu kaip, sakykim, vyras, arba iš kokios moteris žiūriu kaip vyras, kaip į vyrą, tai mes iš tikrųjų tik treniruojamės, tvarkome savo charakterį. Bet mes dažniausiai, man atrodo, kad mes darom tam žmogui gero. Čia labai sunku suprasti. Mes iš tikrųjų niekam nedarom gero, mes tik tvarkome save. Per tą mokomės
kantrybės, atlaidumo, nuolankumo. Visko mokomės, kad mes būtumėm gerai įsivalytumėm. Jeigu nebūtų tų kliuvinių šeimoje, mes truputį nepažengtumėm į priekį. Va čia sunku perprasti. Mes visada šeimos norim tik malonumo, kad man būtų gerai. O čia yra pagrindinė kliūtis, kuri neleidžia mums išgyventi šeimoje toliau. Mes turim bet kokią kainą, kad man būtų gerai. Kad vyras man turi kažką daryti gerą. Arba vyrui atrodo, kad žmona man turi tik daryti kažką. Daryti, tą daryti. Viskas. O atvirkščiai viskas turi būti. Matot, šitas pasaulis yra dvasinio pasaulio atspindys. Viskas apversta. Antraip. Turi viskas antraip būti. Labai paprasta čia viską išvelgti. Tai va, norint šeimoje būti laimingu, aš turiu nusiteikti tarnystės nuotaiką. Kad aš iš tikrųjų labai gerai, kad, tarkim, žmona turėtų galvoti, kad vyras nieko nedaro. Tai aš galiu kaip pajudėti į priekį. Tai aš galiu būti labai stipri, labai gera, išjudyti savo charakterį, aš galiu būti šventa patapti. Bet mes turbūt taip iš vis net nepriimtume, net nesusimastytume, galvotume, matai, koks jis nieko nedaro, kaip aš jam nedarysiu. Kai kurios moteris net veda statistiką, kiek kartų kam vyrui daro, paskui paskaito, tai pasiėmė, sako, žiūrėk, aš susirašiau, va, aš viską apskaičiusi, kiek tau ką dariau, kur tu, taip tuose ataskaita. Gaunasi tokia buhalterija. Nyki buhalterija. Taip šeimoje niekas nesidaro. Atvirkščiai. Nes pagal vedęs, mes jeigu taip giliai pajaustumėm, jeigu mes paklausytumėm savo vaikų, kaip jie maži sako, kad ten buvo aš ten kažkur mano artimieji dar gyvena, dar pranas, mes suvoktumėm, kad egzistuoja reinkarnacijos įstatymas. Ir mes ne pirmą kartą čia turim tą žmoną, tos vaikus, dar kažkur tai. Kad mes taip karts nuo karto vis ateinam ir vėl mūsų susimaišo protas ir atrodo, kad čia viskas pirmą kartą pasiduodam savo jausmams ir kenčiam. Labai kenčiam, pergyvenam, pykstam, susirgam dėl to. Šitas mano žmona, mano vaikas yra tik tam visam kelyje, kuris yra begalinis, milijardais metų, įvardymas, milijardais metų, trilijonais metų. Vienos visatos egzistavimas, aš jau sakiau, 311 trilijonų 40 milijardų metų. Įsivaizduokit, kiek mes kartų galim gyventi, jeigu gyvenam po 70 metų. Pabandykit suskaičiuoti, kiek mes turėjom tų šeimų. Praktiškai visi su visais čia buvom susituokę, visi vaikai, visi tėvai, čia visi susimalė. 311 trilijonų 40 milijardų metų. Jeigu kas kart mes gimstam, mirštam. Įsivaizduokit, vaikštam su kiekvienu bebrų pagyvenam, su gandru kiekvienu. Nes ten irgi sielos, atėjo, pabuvo žmogum, grįžo į paukštį, dar va taip jeigu. Va taip ir keliaujam, taip ir klijojam. Ir taip pergyvenam kiekvieną kartą, purtom kažką. Ir kol neišsiugdysim savyje tarnystės nuotaikos meilės tokios, kad aš tam žmogui tik noriu tarnaut, va jau sudėtingas charakteris, bet tas sudėtingas charakteris gali mane pakylėti. Aš galiu labai įsivalyti, jeigu atsiras iš karto kantrybė. Jis nedaro, bet aš galiu jam daryti. Iš vis Vedos siūlo arba išmintingi filosofai, dvasiniai mokytojai savo, kad šeima, kuri nori būti laiminga, net jeigu daro viską vienas kitam gero, vykdo pareigas, dar yra pareigos šeimo, vyro, moters, mes paskui pakalbėsim šiek tiek. Tai reikia net dar slapta padaryti kiekvieną savaitę kokius 5 darbus, kad žmona nežinotų, vyras turi padaryti, arba žmona turi padaryti taip, kad vyras nežinotų. Kažką tokio gero jam antrai pusiai. Šeima niekada neiššėstas, niekada. Bet mums sunku, atrodo, aš taip viską darau, kam dar daryti? Kam dar daryti? Ką aš galiu daryti? Kiek čia galiu tempti, jau 5 metai. Varg dėl to avino savo, kaip moteris sako, avino. Arba ten vyras sako ant žmonos kažkaip tai, sako, babaisė, ką aš tai nedarysiu. Nedarysi, tai taip ir nebus, nieko nesigaus. Tai va svarbu suvokti tos šeiminius santykius, dėsnius ir kam iš vis šeima skirta. Tai šeima, pagrindų pagrindas, ką sako Vedos, kam skirta, pagrindinė paskirtis, kad man kaip vyru arba aš kaip moteriai būtų lengviau sugrįžti pas Dievą. Daugiau nieko sugrįžti į amžinus namus, daugiau šeimos nėra kitos paskirtis. Nėra. Įsivaizduojat, kaip įdomiausia. Tai tu beveik niekas nesako, mūsų atrodo šeima, kur aš tapsiu laimingas, būsim kartu ir bus vaikai, va čia bus smagu. Tai visoj gamtoje, visoj kūrinėje kiekvienas gyvūnėlis turi tos vaikus. Vorai net atsireda vaikus, nešiojasi ant kupros net. Matėt, kur prasudėta, reiškia ten vaikai. Daugelis gyvūnų su savim nešiojasi. Ir kas vaikai paskui išlenda, sako, ato! Ir įskrenda.
Taip ir mūsų vaikai užauga, mes tiek koncentruojamės tą energiją, skiriam, pirmiausia, kad jūs pasigaminti, kiek laukiam, kartais vieni išeina, dar kažkaip paskui jie atsiranda ir viskas, jis sako, tai neklauso, dar kiek pridaro visko, sakykim, kiek problemų, kiek mes pergyvenam, tai išeina. Paskui mes atsidurėm, va, kaip sakant, ant ledo, nieko nelieka. Gyvenimas prabėga 50 metų ir kiek darbas lyg tai yra, laimės nebuvo. Niekas nebėra jėgų, net nieko iš naujo pradėti. Žmogus, kuris sulaukia praktiškai 50 metų, labai sunku kažką pakeisti. Viskas labai sunku. Vaikų jau praktiškai nepagimdysi. Praktiškai, užsienį tam dar padaro. Nežinau. Viskas, praktiškai verslą labai sunku pradėti. Viską iš naujo labai sunku pradėti. Net sveikatą jau viskas kartais dūsti. Nes 50 metų kažką darė ne taip ir jau ne tik praeito gyvenimo karma mane stuma, taip japačiai, ne į viršų keliu japačiai. Bet ir dar šio gyvenimo, 50 metų, aš jau kažką prisidirbau šiam gyvenime, kažką neteisingai dariau. Ir viskas toliau ne apačiai. Ir aš norėčiau kažką keisti, bet ne va taip spaudžia į apačią. Į apačią, į apačią, į apačią. Ir tai labai yra sunku. Aš matau, mūsų ateina koncerto pagrindinė dalyvė šitą. Tai mes turbūt nutrauktume, aš nutraukčiau savo tam niekam nereikalingą paskaitą. Mes įkvietė, važiavo. Tai bus paskaitos pratęsimas. Ten paprašysim tą Maximus pardavėją šitai smagiai nešūkauti. Uždaryt biškį tą gromelę. Aha, tai pratęsim paskaitą apie tą šeimą, nes kaip ten bebūtų, mes visi atsirandame šeimoje, vienoje ar kitokie, ateiname iš šeimos. Aišku, būna aplinkybės, kai mūsų pagal karmos vėl dėsnį, paima mama kažkur išmeta, arba padedant ant kelio, mes atsidėjom vaikų namuose, arba kartais būna dėl kažkokio nelaimingų atsitikimų, mes neteikam tėvus, atsidėjom vaikų namuose, bet kaip taisyklė mes augom šeimoje ir nuėtėje, ar kitokėje. Ir nuo to, kokia ta mūsų šeima būna iš pradžių, į kokią mes šeimą pakliūnam, jinai iš esmės suformuoja mūsų tolimesnį gyvenimą. Tėvai iš esmės iš pat pradžių lemia vaikų laimę arba nelaimę. Todėl jeigu turime vaikus, turi būti labai atsakingi, nes jeigu mes nebūsim laimingi, vaikai mūsų, kaip taisyklė, irgi nebus laimingi. Mums labai sunku tai suvokti, bet jeigu mes nesugebam susitvarkyti savo šeimoje, kad būtų meilė, harmonija, laimė, pas vaikus irgi nebus. Nebus taip toks su karmos dėsnis, labai sunku vaikams bus prasimušti, ten suprasti, suvokti, jeigu mes patys to nesiekėm. Pirmiausia, reikia nuo savęs pradėti. Reikia žinoti iš vis dėsnius, kaip aš sakiau, dėl ko kurti šeimą. Ir reikia labai atsakingai pasižiūrėti, dėl ko bus tie man vaikai reikalingi. Kaip taisyklė, žmonės pradeda vaikus iš pat pradžių dažniausiai nesusimastydami. Daugybė vaikų gimsta netyčiukai, taip vadinami. Ir mūsų ne vienas galbūt irgi atėjo į tą pasaulį kaip netyčiukas. Čia tėvams tas šokas. Būna netyčiukas. Aišku, mums nebūna šokas, nes mes visada norim, kai netekam šito kūno, visada norim įsikūnyti ir mes visada ieškom tos poros, kuri mylisi ir pagal karmos dėsnį mes nežiūrim, kaip jie mylisi ir mes norim įeiti į tą energetinį sūkurį, pakliūti ir čia ateiti gauti šitą fizinį kūną. Yra labai sudėtingas procesas patekti čia ateiti į žemę, gauti šitą kūną. Turėti žmogaus gyvybės formą yra didžiausia dovana. Mes nebeįvertinam, kokią mes turim galimybę ir kokį šansą turėtume šitą žmogaus kūną. Mes jį žalojam, kaip žalojam, rūkom, geriam, panaudojam ne pagal paskirtį, dirbam per daug, pykstamės, pjaustomės, ten badomės, ką tik nedarom su šito kūnu. Visi naikinam fiziškai, tai persivalgydami, persigėdami, permiegodami, nedamiegodami. Suprantate, visą tai išjuda iš balanso mūsų. Aš jau nekalbu apie emocijas, apie tą veikį, subtilų kūnų, į sveikatą, kai mes pykstamės, nekenčiam kitų savęs, nekenčiam. Šitas pats, kito nekesa savęs, nekes. Tai reiškia, mes labai badam, žalojam save. Ir paskui gaunasi visus tos problemos. Tai va, šeima yra labai atsakingas dalykas. Vaikus pagimdyti dar atsakingas momentas, nes mes ne tik jau atsakysime už save, atsakysime už tos, kurios paleidžiame šitą pasaulį, nešim atsakomybę jau dvigubą, ten 4, jeigu daugiau vaikų atsiranda. Tai labai reikšminga. Iš karto nešim atsakomybę už juos atsakome. Vėl kentėsim, jeigu kažką blogai netai padarėm, kentėsim. Tai aš jau kaip tai sakiau, Vedus sako, kad šeima susideda iš tų, žmogaus gyvenimas susideda iš 4 ašinų.
Iki to 4 ašinamo saniesių, kurie atsisako šito pasaulio malonumo, atsižada visko, sako, niekas čia. Saniesias tai tas, kuris sako, nieko čia mano nėra. Nėra giminių. Nieko nėra žmonos, nėra žmonos, nėra namo, nėra mašinos, nieko nėra. Net žemė man nepriklauso. Aš šiaip pro šalis pridau, čia numetė mane netyčia. Aš čia netyčia atsidūriau, taip žmogus turi įsižadėti. Mes net nesuvokėmės, kad jis atsiskyrėlius arba vienuolius pavadinam, galvom, kad jie kažkokie kiti, kad jie šiaip savo ten užsiima, šiaip savo gyvena, kad jie nelaimingi, arba čia taip savo kažkas gavosi, bet mes net nesuvokiam tos institucijos. Iš tikrųjų gyvenimo pabaigoje mes visi turi būti saniesiais pata. Nesvarbu, kad turi šeimą, vaikus, dar kažką. Jeigu nesugebam įsižadėti, mirties akimirką reiškia šeimos, atsijungti nuo jos, galvoti apie Dievą, mes vėl sugrįšime čia. Tęsti pradėto kelio. Vėl turėsim gimti arba vyro, arba moterį. Vėl turėti vaikų ir vėl taip suksis ir suksis. Aš jau ir sakiau, 311 milijardų, tai turi 311 trilijonų 40 milijardų metų. Užbuotas ratas gaunas amžinybė, kad išėti iš šito pasaulio. Ir tai gavus žmogaus gyvybės formą, gali paklausti savo klausimą, užduoti, kokia gyvenimo prasmė, kas aš esu, kur ta laimė. O sielos būtis, paskirtis mano paties, pati prigimtis yra būti laimingu kiekvieną akimirką. Kiekvieną akimirką tai reiškia vien tik ryte prabūdus, ar aš turiu šeimą, ar neturiu, aš turiu džiaugtis viešpatį, koks tu geras, tavai man gyvybė, aš viską turiu, aš galiu protauti, matyti, regėti, iš visą egzistuoja, aš tavo dėka esu sukurtas, viskas. Žmogus tai turėtų pragyventi visą dieną, iki pat vakaro, džiūgaudamas, skleisdamas meilę, laimę, spinduliuodamas. Tai turėtų gyventi ir savaitgalį. Ir visas darbo dienas, tai turėtų gyventi visą gyvenimą. Tik tokia yra gyvenimo prasmė, kitaip netenka jokios prasmės, jeigu mes ten kenčiam, biškį džiaugiamės, biškį liūdim. Jeigu mes gaudom tik tai tas akimirkas, kai kažką galiu skanaus suvalgyti, va tas gerai, galiu kažką skanaus išgerti, tas gerai, galiu kažkur ištrūkti, biškį tada gerai. Pažiūrėk, kiek tokių akimirkų, labai nedaug. Kiek mes pramiegam gyvenime, pasižiūrėkit. Mes praktiškai 18 metų beveik būnam nesąmoningi. Mes nevaldom savo gyvenimą, nes valdo tėvai, mokykla, dar kažkas. Paskui galvojam, kad mes užaugom, irgi valdysim savo gyvenimą, irgi kaip taisyklė nevaldom, nes pakliūnam į instituciją tokią darbo instituciją, reiškia turi dirbti, arba pakliūnam į šeimos instituciją. Turi irgi dirbti, nes reikia išlaikyti žmoną, namus sukurti, pastatyti tenais vaikus, aprengti. Tai praktiškai niekada nebūnam laisvi, nors mums atrodo, kad laisvi. O kiek kitokių priklausomybių, stereotipų iš visuomenės paeina iš mano paties, problemos dėl kūno, kaip aš atrodau, kaip aš kur aš čia gyvenu, valstybė, dar kur nors. Net yra žmonės, kai kurių valstybių jaučiasi nepilnavertiški prieš didžiąsias valstybės. Jiems gėda pasakyti, kad aš esu ten iš mažos valstybės, nes jos daugelis nežino. Ne? Taip yra šiam pasaulyje. Žmonės, kai prisiriša prie tų stereotipų, jie pergyvena. Tai laimė šeimoje prasideda nuo to, kad abu šeimos nariai turi suvokti ir suprasti, dėl ko jie gyvena, koks gyvenimo tikslas šeimoje. Jeigu šeima to tikslo nekelia ir nemasto, šeima taip vaikščios. Vieną dieną į aną kampą eis, kitą dieną į tą, trečią dieną čia pareis, paskui lips latelės, kris. O taip mes vaikštom, kažkur klaidžiam, suprantat kaip? Šeima taip turi susėsti vyras ir žmona, kai dar net nesusitokė ir galvot, ką mes kartu darysim. Nu, apsivesim, nu gerai. Vis tik apsiveda, daug apsiveda žmonių. Paskui kas toliau? Nu, bus tie vaikai, bet ar daug žmonių laimingi su vaikais? Pagaliau gerai, vaikai kažkada išeis, o taip šeima turi pramodeliuoti visą savo gyvenimą iki pat galo. O ne taip, kad ten, galvoju, viskas sustiksim, bus gerai, nieko gerai nebus. Nes iš pradžių traukia, o tas kūnas traukia labai smagu į lovą supulti. Man atrodo, niekada neatsikelsim iš tos lovos. Mylėsimės. Bet ten po savaitės jų kūną nebeįdomu jau. Reikia kažkur išėti, dar kažkur, dar. Nebėra, išeina ta energija, pats pirmas karas smagu, paskui vis mažiau, to džiaugsmo teikia viskas. Tai šeima turi pramodeliuoti, aha, vaikai išeis, ateis metų, kaip toliau mes matyti savo gyvenimą. Kas paskui? Kas paskui? Tai va taip, vyras turi pramodeliuoti, žmonai sakyti, aš tave vesiu per gyvenimą, tu nebijok. Žinau, kad tu kaip ir visus moteris, va tokie, tak, neiškitant, tu varpoji pas tave skamba, tai blaškosi kiekvieną kūrės, tau kur vėjas papūstų ten ir lėksi, bet tu nebijok, aš tai va, toksai, nesvarbu, kad aš gal toks mažų ūgių ten, aš tave vėsiu, nebijok, va, aš tvirtas viduj, kad kūnas mano toksai, aš tave vėsiu. Žmona gali būti tokia, sakys, ką tu jau pavėsi? Nesvarbu, tu nežiūrėk, kad aš ten kūnų silpna šitai, bet va, ten, aš viduj stiprus. Žmona sakys, gerai, matai, ves. Tai turėtų būti.
O jeigu tokio vyro nėra, o tokių vyrų labai mažai, yra labai mažai, nes tokius vyrus formuoja tik mamos, dvasingos mamos. Sakoma, kad mamos pagrindinė paskirtis, jeigu jinai turi sūnų, paskui sūnui skiepyti dieviškumą. Kad pirmoji vietoje yra Dievas, kad yra toks Dievas. Ir sūnus, mama tai perteikia žinojimą, nes mama sūnų nešioja, jeigu mama nešioja sūnų, tuos 9 mėnesius, mama meldžiasi, mama klauso dvasinės muzikos, skaito literatūrą, jau sūnus gauna tas vibracijas, sūnų jau malonu. Ir paskui sūnus gimsta, mama pasakoja, rodo visą kitą. Kai sūnus įskaipamas, reiškia, būsimam vyrui dieviškumas, kad pirmoje vietoje yra Dievas, sūnus, kai užaugs, mylės žmoną pirmiausiai. Mylės žmoną, paskui mama. Pirma Dievą, mama, reiškia žmona, visus tos mylės, jisai neišduos nei Dievo, nei žmonos, nei mamos. Visi bus aprūpinti, jis bus labai atsakingas. Jeigu mama to neįskiepija, o tai dažniausiai vyrams neįskiepija ir vyras ateina į tą gyvenimą, žmona jį gauna, jis būna neatsakingas, jis nesupranta, nesudėjo prioritetus, kas pirmoje vietoje stovi. Jis galvoja, žmona stovi pirmoje vietoje. Pradeda prie žmonos, kaip sakant, lysti, už žmonos baigėsi gerosios savybės šeimoje, prasideda išlenda bloga karma. Ir jis žiūri, kad ta žmona baisi. Štai, su kuo aš gyvenu? Vainai. Jis nebemato ir tų net fizinio grožio. Šeimo, žiūrėkit, skiriasi jaunas, ten 25-30 metų, taigi pačiam jėgų žydėjimą, gražiausios moteris. Bet vyrai atrodo, kad nepabaisa. Su baisa gyvenu. Vyras pasižiūrėtų ją, sakytų, kad gražyta už žmona. Eik pats pagyvent, sakytų. Eik pats, tai ko pats negyvenu, man aš pagyvenu, va. Man nepabaisa. Kodėl pabaisa? Išvaizdos taip normaliai kitas, kadangi su charakteriu nesusidūrė, nepakalbėjo, kad tu nepagyveno, jinai nerašė pietų, dar kažko nieko. Jam atrodo gražiai, nes vyras žiūri į kūną. O vyras pagyveno, mato charakterių blogos savybės, jis nebemato to išorinio grožio, nes vidinis grožis, jeigu ten blogos charakterių savybės, užgožia tą išorinę grožį. Man atrodo, dabar įsibirknu jūs. Ir taip šeimos skiriasi. Suprantat? Tai va, jeigu pas sūnų būtų pas vyrai skiepytas dieviškumas, tai žmonai būtų paprasta. Jie žiūrėtų nesvarbu, kokia jinai yra. Ten blogas charakteris, neblogas vyras turėtų kantrybės, ir nuolankumo, atsakingumo. Ir vyras būtų nieko baisaus. Čia jinai biškai pasinervuoja, pašūko, ten plaukus savo paraustų. Čiut, pabūna per 5 metus apsiramins. Bet vyras irgi nepakelia to. Ir jis atsako, bėga iš namų, vyrui lengviau pasišalinti iš namų. Jis prie namų tiek neprisiriša, jis turi darbą, dar kažkur, jis prie vaikų tiek neprisiriša, kur moteriai bėgti. Vyras palieka, būtų čia. Ir vis svečiau namo pareina, arba pasineša laus, dar kažkaip. O taip neatsakingumas. Ir tada šeimo, jeigu vyras toks atėjo į šeimą, moteris irgi buvo nepasiruošusi, moteris kažkiek tai prabunda, o pas moterį pečių gula atsakomybė vyrui skiepyti dieviškumą. Sudėti prioritetus, kad vyras taptų tikintis, kad jis žinotų, kaip moterį vesti. Gaunasi, moteris turi atlikti mamos funkcijas, ką mama nepadarė, tai va, moterį reikia auginti tą vyrą, kažkaip skiepyti, kad jis va prapūstų, suprastų, kad jis vyras, o ne taip ten kažkaip, žinot, vyras, tai kad tarp kojų turi. O tokių vyro savybių nėra vidinio. Vyrai dažniausiai supranta, aš tarp kojų turiu, reiškia aš vyras. Ne, čia ne vyras, žvėris tik tai. Gyvūnėlis, kaip ir visi kiti. Vyras yra tas, kuris supranta, ką jis turi daryti, kokias šeimoje pareigas atlikti. Kad jis ima atsakomybę už tą žmogų, kurį pasiima. Dažniausiai šiais laikais, aš sakiau, vyras pagal pareigas, 3 pareigas atlieka šeimoje. Tai fizinė apsauga, psichinė, emocinė ir dvasinė apsauga. Faktiškai šiais laikais, nežinau, ten gal iš 10 000 vienas ar dar desnis skaičius gali vis atsakomybės ir žmonai iš pat pradžių sukurti komfortą, kad jis parveda žmoną ir viską turi. Dažniausiai tai neįmanoma, šis laikais labai sudėtinga, abu šeimos nariai dirba ir sunkiai dirba. Ir tada sunku pareikalauti kažką iš tos žmonos, kad jinai spėtų ir darbė, ir namuose, jinai neturi tiek tų vidinių galių, pavargsta moteris. Ir vyras paskui pretenzijas kelia moterį. Moteris nieko nepatenkinta gyvenime. Tai va, gyvenimas suėjus, jeigu to iš pradžio nežinom, nesvarbu, jau kiek dabar metų pragyvenam kartu, reikia susidėlioti prioritetus. Nežinojom, to nežinojom. Bet dabar reikia suprasti, kas bus, kaip mums toliau gyventi. Reikia pasirinkti dvasinį kelią. Nesvarbu, jeigu krikščionis, tai reiškia krikščionis, laikykėmės tos tradicijos, viskas ten yra gerai. Iškia atrasti Dievą, Dievas yra širdyje pirmiausiai. Su Dievu galim kalbėtis kiekvieną minutę, kaip kalbėtis. Melstis. Aš jums rodžiau, kas yra džabos. Galite 100 rožančių, galite rožančių kalbėti kiekvieną dieną.
Pakalbėkit valandas rožančių, matysit, kaip viskas susitvarkys. Absoliučiai susitvarkys tas pats. Kalbėsi su tėvu, reiškia, tiesiog jis skambinėjau. Sakai, labas vakaras, kaip tu viešpatie, kiekvienį viešpatį. Sako, normaliau tu. Nu, aš sunkiai, nu tai kalbėkimės tada, nu. Ir kalbėsi, kalbi rožančių, tėvė mūsų, kuris esi danguje, matot. Iš karto jam adresuoja. Viskas yra paprasta. Viskas tas pats. Ir tada, jeigu vyras meldžiasi su žmona, meldžiasi, iš kur gali tas pyktis kilti? Nebekils. Vyras turi namuose įvesti tvarką, kad meldžiamės. Reikia atsigręžimas. Man patvirtina iš dangaus. Subrašykėjo man. Ačiū. Tavį ženklą. Senoviai iššokdavau. Viešpatie daug ženklą, buvo, trenk man burnos, ten be galvą. Ir toks balandis, kakt galvos, aha, ženklas. Ženklas paskrisdamas, va, tai ten su podumi, tai va, tai ženklas. Tai va, taip reikia paprastai susėsti. Matot, kas yra, kol mes draugaujam, viskas atrodo paprasta gražu, mes ir bučiuojamės, ir ten glaudomės, ir ten apsigabinam, spaudžiam, 5 valandas stiklą, spaudžiam lauke, ten sninga, ir galim prastovėti, nežinau, visą naktį. Kartais tėvai vaikus sako, vaikučiai, eikit, čia pastovėkit susikabinę, ne, mums laukia gerai, mums karšta, ir stovi. O paskui apsiveda, niekas nebestovi, net dūrų neapsikabina. Viskas dingsta, matot kaip. Ir ten, jeigu mes kalbamės, viskas gražu žodžiai, viskas šeimoje, žiūrėkit, dažniausiai būna, net moteris negali savo vidinio pasaulio skleisti, pasakyti, kas ten jai skaudu, kas ten jai, nu ten va, ten drasko, va taip va. Ir vyras negali, žiūri vienas į kitą, geriau nesakysiu, durna. Arba žmona galvoja, ką aš jam pasakysiu, nesupras. Ir kiekvienas nešiuojasi, reiškia, kuprinę užsikrauna, tų tavo vidinių pergalių, čia pasikabinė, reiškia, tokia telbelė. Ir vaikšto, vienas kitam nieko nesako. Ir iš to pergyvenimo niekas nesisprendžia, problemos taip nesispręs. Jeigu mes taip drąsus kažkur kitur, reikia šeimą susėsti. Ir taip, kaip derybų stalas, jeigu negalim šalia. Ir taip ramiu balsu kalbėtis, kaip toliau darom, kaip tas problemas sprendžia. Faktas, kad šeimoje ne vienos nebus, kur nebūtų problemų. Automatiškai. Mesgi nepasiruošę, kad ir paaiškintų kažkas, kaip ten bus, kai sukuriant šeimą. Išvis milijardas problemų. Milijardas. Kur gyventi, kaip mokėti, ką nepirkti, kaip praleisti. Charakteriai visiškai skirtingi. Vyro ir moters pasaulis visiškai skirtingas. Tai gyvenimo esmė, kad mes iš tų dviejų, dėl ko mes vedam, dėl kad mums trūksta tos antros pusės, labai paprasta. Žmogus reiškia nepilnas. Jeigu aš esu pilnas, man moters nereiks. Suprantat kaip? Arba moteris, jeigu yra pilna, reiškia, jinai visiškai turi ryšį su tėvu, jai nereikia to vyro. Reikia man, kadangi aš nesusipilkau, man reikia žmonos, aš pasiėmiau žmoną ir kažkokios tų, mano tos dalies nėra. Aš pasimuoju jai, mes turim gyvenimą taip eiti, kad surėtumėm vieną. O taip gyvenimas turi patapti. O pas mus žiūrėkit, kai mes apsivedam, iš pradžių bent kažkas yra šalia vadų susikabinas kartu. Ir paskui gyvenimo kaip prasidėjo, taip eina. Vienas ten didėja ir atsiskiria, pradeda atsiranda. Nieko bendro. Vyro visiškai skirtingas pasaulis, moters, nesusikalba, nežino, nepažįsta, nei interesų, nieko net gimtadienius užmiršta. Nu ten gimęs, kas negimęs. Šeima visiškai nieko bendro nebelieka. Moteris nežino, apie ką vyras mąsto, kuo jis gyvena, kuo jis kvėpuoja, kokie jie skoniai, viskas bendrai. Nei vyras gali pasakyti, kas pasėjo jūs pasaulį. Nei liemenuko dydžio, nei ten dar kažkas. Jis gal atsimena, kai ten buvo jie 18, tokias kalnainis nupirkau, paskui nežino jų ten, kas ten kalnas reiškia. Nieko nepagalvės, nu ką aš žinau, ne mano reikalai. O kai jauni ten viską iščiupinėja, jam įdomu, mano kaip yra. Tai va, taip kinta. O mes turėtume nesiskirti, o taip suėti, kad senatvėj, sakoma, kaip ateini senatvėj pas žmogų, arba pas moterį ateisi paklausi, kaip jūs gyvenat. Mes gerai. Arba sakytų, aš gerai, tai reiškia ir vyrų gerai. Absoliučiai gerai. Ar pas tą eisi tartis, ar pas tą, jie suvienodėja. Suprantat, išvaizda net palbėta viena. Ir pas vieną gali nosis būti kompai, pas kitą. Gali būti žiūrės tą, viskas sutampa. Viskas, jie tiek supanašiai, reiškia, jie viskas atidirbo karmą ir tapo kaip vienas kūnas. Suprantat, tokie žmonės senatvėje dažniausiai net laikė ten mėnesių laikotarpį vienas ir kitas numiršta. Ne taip, kad ten nusprendė, mes nusižudysim, ne, vienas miršta, kitas irgi negali gyventi, irgi numiršta. Labiau prastai, kartais savaitės bėgiai, kartais 3 dienų laikotarpėje. Viskas ir vienodai, taip, tokia yra jungtis, jie realizavo save, kaip šeimos karmą atidirbo, jie išeina. Suprantat? O taip reikia gyventi, reikia paprastai atsisėsti ir kalbėtis, ką darome, išeina, nuoširdžiai. Turim atsiverti, kur daugiau tai moteriai pakalbėti, arba kur daugiau vyrų pakalbėti. Tik šeimoje, bet taip reikia šnekėtis, kitaip neįspręsim. Nenutolt, jau iš pat pradžio, kai su šeima sukuriam, reikia eiti visur kartu, tą reikia suvokti. Nebeturi pas moterį likti jokių draugių, kokios draugės.
Tai kam tekėti tas, kam tas vyras? Pas vyrą irgi neturi būti jokių draugų, kokie draugai, yra žmona. Žmona yra, jinai turi viską užpildyti, kokie ten draugai, su kuo ten draugauti. Eiti tą kamuolį paspardyti, ten, nežinau, kartu filmus pažiūrėti, žmona, kam tą vesti žmoną? Iš pradžių žiūrėkit, mes vaikštom rankutėm susikabinę visur, niekur, taip, viskas gerai, viskas patinka. Paskui apsėdam, niekur kartu nebenorime eiti. Žmona visur turi eiti viena arba vyras kažkur vienas. Ten, kompanijų, vakarėlį, dar kažkur. Visur kartu reikia. Visur, tada bus. Kartu einam, kartu žinom. Žmona turi išmanyti viską, ką vyras mėgsta, ką nemėgsta. Skoniai kokie yra. Jeigu žmona nežino, kokie vyrui patinka patiekalai, tai jinai jo nepažįsta. Nežino, kas jam skanu. Dažniausiai sako, jis neskanu jam tas, neskanus tas. O kas jam skanu? Nežinau. Tai klausk. Čia lietuvių kalba. Mielas mano Petrai, tu mano vyrai, pasakyk, kas tau skanu? Jis gali sakyti, niekas neskanu. Tai jis sakyti, aš gi durna, nemoku tau paruošti. Nu, sakyk, ką daryti, kaip įdėti, pasakyk, kur man eiti pasimokyti dar manos. Suprantu, moteris dažniausiai supyksta, ką tau neskanu? Pats eik ruošk. Čiagi mes dažniausiai šeimoje dėl ko pykstamės. Paprastas momentas. Mes einame į darbą. Ir moteris dirba, ir vyras dažniausiai. Ir darbe įtampa būna, ne taip lengva. Esi vadovas, nešia atsakomybę ir tau sunku. Jeigu esi darbuotojas, irgi sunku. Krūviai, nežinau, 10 kartų didesni negu žmogui reikia. Ir žmogus darbe pavargsta, darbe žmogus negali įsiliekti. Ir pareina į šeimą ir viskas tą šiukšlių. Ir žmona pagauna šiukšlius arba žmona vyrui. Ir viskas prasideda psichozė. Jeigu mes darbe ar kitur visuomenį išėjame, susidam kaukės, esam tokie gražūs, laisvės. Visi mes malonus, ne, namuose pareinam, tą kaukę nusiemam, čia tokie žvėrys, nagai tokie, ilgtis tokias, ir vienas sakytų, tai prasideda, suprantat? Tai namuose irgi reikia būti tokių kokių darbe, negalima šiukšlių namus nešti. Šeimos harmonija prasideda nuo tada, kai žmona žengia per durų slenkstį, grįždama iš darbo, nusimeta drabužius, pasikabina, eina į vonią, nusimaudo. Moteris. Čia moteris turi rodyti pavyzdį, čia yra jos namai, pagrįžta į namus, į butą, nusirengia ir eina į vonę maudosi. Pasileidžia dušą, viskas, nusimaudė, nusišluosto ir eina ruošia valgyti. Vyras grįžta, ten puola valgyti, būna, maršrutas ir į vonę. Nes vyras pareina, vyro tokia psichika, kad jis kur beitų galvoja tik apie darbą. Jam darbas yra pirmoje vietoje. Jo žmona darbas, jo vaikai darbas, jo laisvalaikis darbas ir viskas yra darbas. Viskas darbas. Jam Dievas darbas. Iš Nybo pasakyta, pirmas dėsnis įstatymas, neturėk kitų dievų, skyrus mane vieną. Bet čia nereiškia, kad kitos religijos, čia reiškia Dievas, į ką aš koncentruojuosi, suprantu. Ir vyras dažniausiai koncentruojasi į darbą, jis ten realizuoti, jis tokia prigimtis, aš ten būsiu toks vakėtas, mane geras, dar kažkaip būsiu pasitenkinimo. Ir vyras puola aptirpti, jis tą darbą parneša į namus. Ir žmona pyksta, kad jis vyras vėluoja, kad jis namuose dirba prie kompiuterių dar kur nors. Tai žmonai reikia atkirsti tą Dievą. O kaip atkirsti, jeigu vyro tokia psichika, jis pareina su kuprinė, nugaros kuprinė darbo ir čia priekį darbo, toksai sunkus, piktas, pareina muštis. Ir jis žmona gali šaukti, prašyti, kad čia yra vaikai, jis net nežino, kad vaikų turi. Žmona klausia, ar tu nupirkai, nors jis nežino, jis atsijungia, jis visada prisijungęs prie darbo, nes darbas jam va Dievas. Ir žmona ką turi daryti? Paprotį įsivesti. Pati, kadangi užsimaudė, vyrą vesti irgi dušą, kad maudytųsi. Kai vyras maudosi duše, nueina vanduo, nuplauna, ten irgi vyras galvoja, kažkur pakliuvau. Negi gali būti, kad namai. O, žmona pasirodo vedęs. Vaikų turiu. Ojei, dar šunį kažkas parvedė. Ojei, iš kur šuo? Vaikai sako, tėti, jau prieš metus turi. O, matai, kaip jis atsirado, kas jį vedžioja. Oi, katinas yra. Pas dukrą katinas, pas sūnų šuo. Iš kur ten? Matai, zooparkas. Ojei. Vyras atsibūs, suprantat kaip? O tai vyras pareina, toks sunkus, visiškai sunkus, ir žmona irgi pareisiu sunki, paruošė jam valgyti, pykus, nes visą dieną dirbo ir sako, valgyk. Ir jis pareina irgi sunkus, toks energetikui sako, ką čia paruošė, neskanu, čia kiaulės nevalgys. Ir prasideda vienas iš kito, šaudo. Matot kaip. Bet kai žmona nusimauto, jinai ruošia su meilė, neskuba. Moteris gali paruošti valgyti normaliai tik tada, kai neskuba. Kai jinai daro mylimam žmogui ir galvoja, turbūt man išeis padaryti, aš pas padarysiu, stengsiuosi, kad jam būtų skanu, mano Dievui, vyrui.
juk mano vyras Dievas, va, vyras, ir jis pareina irgi, o, kažin kaip jinai paruošė, turbūt gerai nuskarta. Ir jis valgo, tada patenkinęs, kai nusimaudė, supras, kad čia yra meilė. Viskas to užsibaigia, labai paprasta. Niekur nereikia gyvenime skubėti, reikia kalbėtis. Kalbėtis ir išėjęs. Nereikia pyktis, nervuotis. Šeimoje kažkas turi vesti. Moteris turi žinoti, vyro prigimtį išmanyti. Dėl ko gaunasi konfliktai šeimoje? Kad moteris ko nedaro? Moteris nenori vyrų nusileisti. Moteris irgi nori būti svarbi, tokia reikli, kad jūs klausytų, kad jūs įsiklausytų, nesegoja, kaip manęs nepaiso, mano teisės pažeidžiamos, dar kažkas iš. Ir jinai užsigauna labai, jai ten skaudu drasko, nes tas netikro ego reiškia, kad aš nereikalinga, ten manęs nepaiso, daro, ką nori. Ir jinai graužia save. Bet moteris iš papračių turi žinoti, kad vyro prigimtis kitokia, vyras yra purša, viešpats, jam atrodo, aš vadovauju, aš Dievas, aš va toksai, tokio vyro energija. Ir moteris turi tik vieną dalyką suprasti, kaip sutvarkyti šeimą. Atiduoti sprendimo teisę vyrui, kad jis priimtų sprendimus. Atiduoti. Moteris gali visada sugalvoti, kaip ten ką pasiekti, ką jinai tik nori. Nori apsirengti kažkaip, moteriai trūksta drabužių, jinai gali sakyti, važiuojam, tau reikia kažką nupirkti. Va, jaučiu, kad tau viskas, aš pati tai nenoriu, aš kad ir nieko neturiu, aš visai ubagė esu šitai, esu tokį, bet man nereikia, man tu myli, aš tave myliu, važiuojam, tave apipirksim, jūs nereikia, man irgi nieko nereikia. Nu kaip nereikia, tu kiekvienas kojines turi. Važiuojam į prekybos ten dar kažką nupirksime. Moteris, jeigu išvilioja vyrai kažkur į centrą, vyrui kažką pirks, vyras, gal ir tau reikia. Nu, man gal nereikia, ten visus turi, bet aš vardan tavęs galiu pakentėti. Nu, jeigu aš tau tokia graži, nu, man nesvarbu, svarbu, kad tu mane myli. Vyras sakys, nu, gerai, tau nupirksim ką nors. Nu, nupirksim. Ir moteriai gali viską nupirkti. Viską, tik reikia žinoti, o ne taip, aš nieko neturiu, patų nėra, jokių nėra, nors ten vasariniai 4 poros, žieminiai 10, pavasariniai, rudeniniai, pas moteris taip yra, daug sezonų, 4 sezonai, 4 sezonų batai. Pas vyrus dažniausiai, geriausiu atveju 2 sezonai. Geriausiu. Ką jis įvedė, žiemą pavaikštai, vasarą, jeigu sako, su mašina važiuoju, aš galiu su tais, man nereikia ten šiltų. Taip yra. Pas vyrų tokie mažesni poreikiai, nebent jis jau toks dabitas, žinot, ir pasidažyti nori, pasipudruoti, manikiūrų kokių yra tokių, irgi tokių, šiais laikais atsirado. Tokia prigimtis. Tai moteris visada laimės, jeigu žinos, ką ir kaip pasakyti. Jinai bet kokį rezultatą, kaip jie bebūtų, vis tiek jinai valdo šeimą. Tik jinai nori dažniausiai lyderio pozicijų, kad mane va, girdėtų jisai, kad aš irgi tokia reikšminga priimu. O čia yra visiška kvailystė. O vyras visada gerbs moterį, jeigu jinai nusileidžia. Jis galvos, nulanki žmona, nu kas čia dabar užpuolu, tai aš iš jos reikalauju. Tai moteris gali sugalvoti tik rasti vietą, laiką ir aplinkybės, kaip pasakyti, kaip paprašyti. Šeimos dažniausiai susipyksta vien dėl tonų. Ne tą toną prašom, ne tų tonų, sakykime, kalbasi. Nes kaip pas mus, matot, toj vidinėje energetikoje, psichikoje, protė, yra taurė. Buteliukas toksai, ne? Ir ten kaupiasi emocijos. Ir jos greitai užsipildo. Kai mes kažko reikalaujam, sakom, ir kažkuris šeimos narys nevykdo to, buteliukas greit prisipildo. Ir ten nebelieka vietos, ir vėl pareini kažkurį vakarą ir kažką sakai. Ir kažkas sako, kiek aš tau sakysiu. Ir ten tas, ką aš tau sakysiu, kiek, nebetelpa jau. Ir mes pratrūkstam šokti. Kas nuo karto reikia tą buteliuką ištuštinti, išpilti. Geriau iš viską jis būtų tuščias. Kad mes nekauptumėm tų emocijų ir nesimertumėm savo tą žmogų, neturėtumėm kažkokiais, reiškia, jie apkabinę vardais. Tai pirmiausia, moteris turi jau savo vyrą gerbti, pagrindinė jos pareiga, priimti savo vyrą, koks jis yra. O mes norim jį pakeisti. Mes galvom, koks jis netikęs. Siaubas, kaip aš už ir tikėjau. Taigi asilas, nei kur su juo nueisi, nei kažką panašys, nei pasakysi, nei jogą, nei stovyklą, nei įmanoma nuvažiuoti. Tai moteris mąsto. O vyras irgi galvoja, aš galvoju normaliai, jinai namuose sėdės, o jinai dabar visur nori išbėgti. Taip mąsto vienas apie kitą. Tai moteris turi gerbti. Vedas sako, jeigu moteris negerbė savo vyro, jo niekas negerbė. Jeigu moteris negerbė savo vyro, jo niekas negerbs. Tai nuo moters pagarbos, matymo, koks esu mano vyras informuojasi.
Arba vyras gali tapti galingu, kuris apgins ne tik šeimą, bet apgins gal ir dalį visuomenės, arba net visos tautos. Vyras gali, moteris gali tik iškelti. Arba vyras nieko neapgins, net savęs neapgins. Kaip savęs neapgins? Labai paprastai. Pastebėkit, jeigu paprašysit vakarė savo vyro, būk geras, išnešk šiukšles. Ir jis sakys, aš labai bijau. Laiptinį gali kaltas nors į akį, arba lauke, rytoj ryte, kai bus šviesos. Moteris, vaja, sakys, matai, su kuo gyvenu. Taip yra. Iškai vyras visiškai nedrasos nėra. Bet jinai moteris negali sakyti, tu bailys. Vyras visiškai pasimes. Yra taip tokie dalykai. Tai moteris negali galvoti, kad mano vyras bailus, vagis, dar kažkoks. Jis turi galvoti, kad čia mano geras žmogus ir aš noriu su to geru žmogumi gyventi, nes kažkada jis buvo geras. Kažkada, kai mes suėjom, tai jis man patiko. Mačiau tik kažką gero. Tai kai mes susitinkam pirmą kartą ir matom pas tą savo vyrą tą kažką gero, ir mes suprantam, kad jis brangus, kad aš noriu su juo gyventi, kad aš jį myliu, tai reiškia, iš esmės, jūs toks ir yra viduj. Jis toks yra. Čia yra sielos, sakykime, pavyzdys, koks jis yra iš tikrųjų, prasidarė. Tai paskui, kai prasideda tas bendras gyvenimas, ateina išbandymai, išeina bloga karma, išlikimo. Žmogus susidaro ir pasiėmė tik blogą. Bet nei vienas nenori iš esmės, nei tas vyras, nei žmona, kad šeimoje pyktis, kad mes būtume blogi. Nori būti geri, bet neišeina. Plenda purvas. Nes tik šeimoje galima tą purvą išskalbti, tos purvinus marškinius. Jeigu esi jau šeimo, kitur nesiplauna. Visuomenė labai mažai mes galim išskalbti rūbų. Pavyzdys, namuose galim 100 marškinių skalbti. O išėję darbą mes tik vienos santykis. Matot, karma kaip atidirbinėja. Šeima atsidirbinėja. Šeima yra vieta, kur aš galiu tapti geresnis. Kam tu iš vis galima būtų klausimą klausti? Kelti, kam čia geresnių tapti? O kaip ir taip, aš ir geresnių netampu, aš kankinsiuosi. Pastoviai bus kančia. Nes va, žmogaus prigimtis yra susitvarkyti save. Čia yra mokykla, čia yra 1 klasė. Šeima yra 1 klasė. Jeigu mes ją perėjom, daugiau visur pereisim. Tai yra išbandymas. Tai yra čia didžiulė palaima, jeigu yra šeima, yra vyras, žmona, mes galim būti laimingi. Jeigu vienas supranta, kad čia tam mes ir sukūrėm, kad va taip trindamėsi taptumėm gerais. Tai daugiau nieko nereikėtų. Tai va, vyras šeimoje turi vesti pavyzdį, turėti tikslą gyvenimo. Jis turi suskirstyti, permastyti, ką jis veiks, ką žmona veiks, kad tu susėdus arba atskirai. Susitark, ką mes veiksim, ką tu darysi namuose, ką aš darysiu. Kas uždirbsiu pinigus, kaip mes laisvalaikį praleisim, kaip va gyvensim. Žmonai labai daug pareigų yra. Žmona jau turi mąstyti, kaip aš suvaldysiu tą erdvę, savo namus, kaip aš susitvarkysiu. Kas, tarkim, plaus indus, kas ruoš valgyti, kas pirks maistą, kas išplaus ten grindis. Ir pilna, vat kas, neturi visų galvoti. Ar priimsim svečius, ar nepriimsim. Čia yra šeimos modelis, kaip mes gyvensim. Mes kaip to nepramastom, o paskui šeimos gyvenimas prasideda, išlenda daugybė problemų, mes nežinom. Paskui spontaniškai susiformuoja kažkokios mūsų šeimos tradicijos, taisyklės. Spontaniškai. Nėra jokio modelio. Ir mes chaotiškai gyvenam. Ten kažkas paskambina, sako, ateisim svečius, galvojam, siaubus, tai nieks neplautų, netvarkyta, nėra paduot valgyti. Aš šiaip galvoju, ir laužaus, ir sakyti, ir nesakyti, ir nemalonu ateis, neteis, kaip čia gausis, kaip čia aš priimsiu. Nepasiruošę. Tai moteris turi įvesti tvarką šeimoje, kaip mes ryte keliamės. Ar sėdam ryte už stalo, valgome. Ką į svečius galim kviestis, ką nekviestis. Kokius patiekalus čia, kaip patieksim šitai. Kaip važiuosim pas savo tėvus ar pas tavo. Čia moteris reguliuoja, kaip mes tvarkysimės erdvėj. Gal iš vis kažkur reikia atsisakyti, nebesikviesti, gal reikia uždaryti tą ratą, kad mes dviese būsim laimingi, kitus norėsim, kitiem norėsim laimę dovanoti. Čia moters prioritetai, moteris turi pramastyti, bet tenai pirmiausia turi pramastyti, kaip prasidės rytas, kaip mes atsikelsim, ar aš darau valgyti ar nedarau. Ar kiekvienas greitai išbėgsim į darbą ir mes net nesusipursim. Žiūrėk, mes tik susėdam kartais už stalo tik tai savaitgalį, o nei ryte, nei per pietus, nei vakarė nesusėdam, nes skirtingas darbo laikas, dar kažkaip. Arba vienas šeimos narys anksti pradeda dirbti, arba kitas vėlai ir neišeina susipurti. O moteris turėtų kiekvieną rytą paruošti vyrų valgyti. Nes valgymo paruošimas tai reiškia vyrą laikai už pavadžio.
Jeigu moteris paruošia vyrui valgyti, tai reiškia vyras, va taip privedė jį, jis sakė valgyti, suvalgo. Ir paskui atsigrį, sakai, eik į darbą. Į darbą bučiuoji, palaiminti. Jis sakai, grįžk. Supratai? Vyras grįžta. Tai galima, jeigu žmogus skaniai paruoštų valgyti, vyras niekur nedės. Jeigu maistas yra aukojamas, vyras akiai žybės, va taip. Šiandien ryte valgyti, per pietus valgot skanu? Nu tai valgoškai taip valgyti. Šventinkit maistą, aukokit ir vyras kiekvieną dieną ryte galvos, ar yra valgyti? Yra, vaik valgyti, viskas, vyras suvalgo. Ir sakai šitai, ir moteris turi sakyti. Ir vakarė tai bus pareik, klausiu. Ir vyras visą dieną, kalbai, kada ten bus kas valgyti. Nu maisto prasideda. Bet čia reikia meilės įdėti, pasiaukojimo, neskubėti. Visiškai ten, kad va taip pjaustom. Aš kiek esu mokęs, gal prieš 3-4 metus mokiau, dabar kursų nevedu vegetarinio. Bet kai gaminu praktiškai kiekvieną savaitgalį maistą, šventykloje, vienoje, kitur, stovyklas kartais darau, aš kviečiu įvairių žmonės, kad man padėtų, kartais jie pasiūlo supjaustyti daržovės. Niekas nemoka. Paprastas pavyzdys, kada Vilniuje vėsiu kitur, galiu jūs pakviesti, paprašai parodai net pavyzdį, taip supjausti, taip žmonės nemoka pradėti. O taip jaustu. Tai reiškia, ten morka gali tokia būti, ten kopūsas gali toks. Tai reiškia, neina susikoncentruoti. Ir moteris ruošia irgi, bet kaip? Bet ką užpila, nežiūri, ten skanu, neskanu. Ir tas vyras valgo, galvoja, siurbas, tai šunį gerų duodam. Viskas, kartais net pavydį, žiūri, ten šuns mato, kad iš pagrios nupirko kažkas gražiai, o jis čia srėbė, bet čia neskanu. Tai to toks, tai to. Ir vyras kartais reiškia, sako, ką čia padarai valgyti, moteris, tai ką negali valgyti, kad neskanu, kaip neskanai pats darykis. Ir viskas, neskanu. Vaikai dažnai šaukia pas mus, kad neskanu, ne? Bet mes privartavim vaikus, sakom, nevalgysit, niekur neišėsit. Televizorius nežiūrėsit, kompiuterį nežiūrėsit, nieko negausit, nieko nepirksiu. Valgykit. Ir vaikai bitvarkai. Verkia kartais. Tėvai su diržu stovi, taip kai su kartu, kad valgytų. Taip prievarta vykdoma. Visur taip šeimose. Nėra tos harmonijos. Tai moteris sukuria tą klausyk, lepingai šeimos narius. Čia prasideda gyvenimas. Kaip tai atsikelsim, kaip susirinksim, kaip rausimės, kokia eilės tvarka, kas pirmas į dušą, kas paskui. Viską, moteris turi spėti, žiūrėkit, jeigu nori būti tvarkinga, turi ir atsikelti, ir pasipuošti, ir įsimauti, ir susišukuoti, ir pasikvepinti, ir valgyti padaryti. O kaip spėti, jeigu aš keliuosi moteris 8 ryto? Aš nieko nespėsiu. Eidama tenais vakaro, jeigu vėliavis dar yra, tai praeisiu, susišukuosiu, tik su nagais persibrauksiu. Kartais mašinai, matot, pasidažo, ar ne? Važiuodama net kartais, važiuoja ten, galima pamatyti mašiną. Ir viskas. Valgo irgi kažką ten po rankinuką pasirūsi išsitraukia, užkandai viskas bėga. Visada nerime. Tai kur tas grožis, kur sveikata? Reikia grįžti prie dienos režimo, anksti miegoti ir anksti keltis. Normaliai moteris irgi turi keltis jau kaip 5. Iki 6 maksimum. Nes jeigu žmogus neatsikelia iki 6, aš rytoj kalbėsiu apie dienos režimą, mitybą, visą kitą, viskas, jokios laimės negali būti, jokios harmonijos negali būti, mes nieko negalim kalbėti. Nes net žmogus nesupras nieko, jeigu nesikelia iki 6, nieko nesupras. Nes ne tose vibracijose. Automatiškai iki 6 ryto, jeigu žmogus keliasi, harmonija, va tokia. Žmogus pakilėtas, bangose, džiaugsmas, harmonija visiškai. Melodiją galima išleisti. Jeigu žmogus keliasi jau nuo 6, ten į kokį 8, jis taip, o taip va, kratosi net, streso laikas, suprantat? Kaip galima gyventi šeimai? Neįmanoma gyventi, nei sveika, o taip patarkykit visą dieną pasėdėkit, tai kad viskas ištirps, o taip va, čia streso laikas. Apie kokį sveikatą, tai žmogus tai atsikaliai tai drebina, mes nematome energetiškai, taip vyksta, drebina. Jeigu kas skrido lėktuvo oro autobės, buvo matęs, kaip galvoju, nukrista laukus, tai čia irgi, o taip juoja ant kažko tai, ant kieto. Jeigu keliasi nuo 6, apie kokią laimę galima kalbėti, nieko nebus. Suprantat, svarbu, kiek čia viską reikia suvokti, suprasti. Va, jeigu to nėra, kas ten gausis, tai moteris turi įsivesti paprotį. Kad į te apjungia šeimą, susitinkam, pasikalbam, išlydžiu, palaiminam.
moters pareiga palaiminti namiškius, kuriuos išlydi, jeigu nori, kad harmonija būtų. Ką reiškia palaiminti? Jeigu krikščionis ar kitas peržiūrėjimo vaikutį, nu viskas reikia, vaikutis išeina, reiškia ženklas uždėtas, niekas jo nepaims, niekas jam neatsitiks, avarijos net nebus. Jis palaimintas, jis turi grįžti. Vyrą palaiminti, peržiūrėti arba mantrą sukalbėti, kad tu grįžtam. Vyras gali net nežinoti, bet jau jūs, taip reiškia, toks žinot, sektukas yra, aukštai nugarą, su guma ir vyras eina, jūs taip atleidžiat, kaip žvejybai, vyras eina, kažkaip nenorisi iš tų namai, bet einu. Ir kuo greičiau reiks grįžti. Ir vakariai automatiškai, kadangi ten yra įtata, jis pargrįžti, lekia į namus. Čia yra palaiminimas, niekas negali atsitikti vyrui. Ir Vedos rašo, jeigu moteris meldžiasi ir laimina vyrą, joks vyras kare negali žūti. Vyra jokia kulka, joks kardas, niekas negali kare įveikti. Mūsų senovės tai žinojo, senovės žmonės, ne visi aišku. Negali joks priešas nugalėti, niekas. Moters tokia didžiulė jėga, vyras visada sugrįž, niekas jam negali atsitikti. Jeigu yra meilė, jeigu jinai laimina jį, meldžiasi už jį, niekas negali atsitikti. Moters didžiulė jėga, tik jūs kartais nesuprantate savo, ką aš galiu, aš nieko negaliu. Taip sako, nieko negaliu. Kaip negalėjai, tai palauk, vyrasgi prie tavęs lindo, tavęs norėjo, kaip tu nieko negalėjai, tai visą tiek turi. Ir išoriai savęs turi, viduje turi. Valdyk tą gyvenimą, tvarkykis. Tik sprendimo teisė atiduok vyrui, nes vyras egoistas visada nori va tai, kad būtų mano tvarka. Nesvarbu, ten turi proto, neturi. Bet jis nori, kad va, aš spręsčiau, aš paskutinį antspaudą uždėčiau. Atiduokit tą teisę. Jūs pasufleruokit kažką, kas jums yra naudinga ir vyras priims tą sprendimą, jis galvos, kad pats sugalvoja. Nes dažnai vyras užmiršta, kad kažkas pasakė, jis nori, jeigu kadangi didžiulis, tas vyras yra aklas, nežino, kas pasakė, galvoja, aš pats sugalvojau. Nes nori būti protingu, tai yra protingu, neišmintingu, protingu ego. Ir jis galvos, aš pats sugalvojau, kad reikia, pas jūs tėvus nuvažiuoti, o jūs pasufleruokit, ten prieš savaitę, prieš dvi, kad gal važiuosim, aš žinau, kad tu gal nori, nenori, bet tikriausiai nori, nu, tu pagalvok šitą, iškrimsiu, kaip tu, vyras galvoja, važiuoti, nevažiuoti, kas sakė, ar jinai sakė, tu pats sakiau, susimaišai ten. Ir jei tik reikia prieiti, pasakyti, tu tik Petrai žadėjai ten pas tėvus važiuoti, aišku, nelabai nori, bet tu pats sakei, kad reikia važiuoti, vis gal sakiau, nesakiau, gal sakiau. Nu, gal važiuojam, jinai sakys vyras, nu, gerai važiuojam, nu, važiuojam, matot. Bet ką, moteris, gal ne taip, važiuojam pas mano tėvus. Jis sakys, kokį pas tavo tėvus, pas tu senius, dar kažkur, nu, nevažiuosiu, arba ten, nu, gali bet dėl ko užsispirti. Bet kuo vyras nori būti pripažintas. Ir kita, matot, didžiausia problema, kas šeimoje vyksta. Jeigu vyras nepriiminėja sprendimus, žmonai atrodo, kad jisai nieko nesugalvos, nebudrus ten, negabus, mažai uždirbo, nieko nepasieks, jeigu taip jinai mąsto ir galvoja, aš pati, reikia man pačiai, ir nepradau vadovauti, kur eiti, ką daryti, ką nupirkti, ką iš vis bendrai, su vaikais bendrai, kas gaunasi jis, nu, gerai, eikit daryk, vieną, antrą, trečią kartą, ir pasidingsta tas, žinot, organizacinis momentas, kad reikia kažką padaryti, jis atsitraukia, ir jis galvoja, tegu duodas, jinai, ką, aš geriau, alų atsigersiu, televizorių pažiūrėsiu, su kompiuteriu pažaisiu. Ir jis praranda tos savo gebėjimus, visos jų savybės dingsta. Jis nori kaip ilsėtis, valkatauti, tai vilčiadžiauti. Ir moteris vis jo energijos susikrauna savo daugiau, visi vyriškiai sprendžia daugiau šeimų, jis praktiškai paskui atsijungęs negali net nieko sugalvoti. Jūs paklausit, kuri diena, jis sakys, nežinau, tu viską žinai. Moteris paprašys kažką nupirkti, sakys, irgi nežinau. Aš parduotuvėj nežinau, nieko nežinau, kur nuvažiuoti, ką nupirkti, kur bulvės, kokios morkos, kur pienas, kad nieko aš nežinau. Nes jūs viską įmonės patys, maisto produktus ten, rūbus, vaikus, darbas, pinigai, atostogos, šeima, pažįstami, viską. Elektra ten sugedo kažką, jeigu moteris viską pradeda organizuoti, vyras atbunka. Ir jis sėdi toks, tarp liktai vyras, čia ne vyras, nevykdo funkcijų. Suprantat, kaip yra? Tai man nereikia to atimti. O jeigu moteris vis apsikrauna tais rūpesčiais, pas jai taip jau protas pagal prigimtį neramus, jinai ko nebegali daryti. Jinai negali niekada pasijausti silpna, o tokia, kad jie kažkas globotų. Jinai galvoja, kaip aš kaip nespręsiu, tai aš silpna būsiu. Moteris bijo to silpnumo. Bet tas silpnumas čia yra ne tas silpnumas. Silpnumas yra, kad aš
Tai moteris galiu prie vyro prisiglausti, jis gali mane paguosti, priimti tokią silpnesnę, pasirūpinti, nešti. Ir moteris pavargsta nuo gyvenimo. Jinai niekada neatsipalaiduoja, visada įtampos. Tai man nereikia perimti vyro funkcijų. Yra moteriškų pareigybų tiek šeimoje. Mes jų net nespėjame vykdyti. 100 pareigybų šeimoje, ką moteris turi padaryti. Tai man norint būti laimingiam šeimoje, reikia žinoti, kokias pareigas turi vykdyti moteris, kokias pareigas turi vykdyti vyras. Ir čia taip mes turim susidėlioti šeimoje, ne kitur. Gali tos pareigos persipinti, aišku. Bet žinot, kad vyras mane veda, man ramu, man reikia dėl to galvoti, ne dėl to galvoti. Tai moteris vyro turi to išmokyti. Jeigu jis neturi tų, sakykime, ar neatsinešė iš mamos, šeimoje nebuvo suformuota. Todėl prieš ištekant reikia pasižiūrėti, kas tėvai, kas tų vyro tėvai, kas tos moters tėvai, kaip jie ten gyvena, kur augo ta mano būsima ar būsimas vyras, ar būsima žmona, kokioj terpėj. Nes panašiai kaip tėvai gyveno, taip ir vaikai gyvens, jeigu ten iš tos šeimos išėjo. Čia labai atsakingas momentas. Ir susidėlioti prioritetus, koks pirmiausia gyvenimo tikslas, ką mes turim padaryti prieš Dievą, ką mes turim padaryti prieš tą visuomenę, ką pagaliau mes prieš giminį ir ką mes turim padaryti prieš save. Ką aš turiu padaryti žmonai, ką žmona man turi padaryti. Čia esmė. Ir nereikia nusiminti, jeigu mums neišeina rasti tos antros pusės. Va, kažkas manęs neima. Arba manęs nemato, taip dažniausiai graužimės. Ir aišku, lyčių netitikimas, kuo daugiau pasaulyje, kokios lyties. Jų matot, pradžioje daugiau ir gale dar daugiau, ne? Vyrų pradžioje mažiau ir galiai visai nelieka. Taip yra. Vyrai lytis stipriau lytis, bet gaunasi silpnuoja lytis. Jie neišsilaiko. Tai moteris irgi turi būti blaivi. Stengtis pažinti save. Pirmiausia, jinai turi suvokti, kad jinai yra siela. Aišku, ta moteriška prigimtis visada šaukiasi globos. Moteris visada nori būti globojama. Vedas sako, kad už dukros laimingą gyvenimą yra atsakingas tėvas. Vediniais laikais tėvas turėdavo surasti dukrai vyrą. Šis laikys, aišku, juk tėvas neina ieškoti, nesako, kas nori mano dukrą imti? Kas nori? Imti tai šiais laikais, žinot, labai paprastai suprasti, kad reikia paimti vieną nakčiai. Tais laikais tėvas labai rimtai žiūrėdavo, kad mano dukra būtų laiminga, kad aš turiu vyrą surasti. Grąžinti, aišku, tos laikus labai sudėtinga grįžti. Nors net ir prieš 60-50 metų, žiūrėkit, tėvai ieškodavo, siūdavo piršlius kažkur ir ištekėdavo tos mūsų močiutės, visakyti, ir gan laimingai nugyvendavo, neprašiau negu mes. Buvo išugdyta kantrybė, nuolankumas, kad, tėvai surado arba gyvenimas taip surado ir aš turiu gyventi, o ką darysi? O kaip patys bandom ieškoti, mums atrodo, kad mes tampam laimingesni, nieko panašaus. Pyčiai, skyrybos, ir laimės nėra, kad 2-3 santuokos būna, mes vis tiek nerandam tos antros pusės. Nes ten charakterio savybės visiškai pakito, vertybės gyvenimo pakito. Tai Vedas sako, kad moteris turi būti globojama visą gyvenimą, nuo pat gimimo. Kol neišteka, turi globoti tėvas. Ja. Kai moteris jau išteka, turi globoti vyras. Gyvenimo pabaigoje, ar vyras išeina, ar ten palieka šitą pasaulį, turi globoti sūnus. Moteris tokia būtybė, jinai turi būti globojama. Jinai motina. Tai jeigu nėra šeimos, moteris turi nenusiminti, reiškia, neatėjo tas vyras, jeigu dar neatėjo, gal ateis, viskas priklauso nuo Dievo. Prasta mano karma, reikia dėl to susimastyti. Mane lemta, reiškia, kažkuriam gyvenime, aš galbūt palikau vyrą, išdaviau, dabar neteina jisai, aš dar nevirta. Kad jis ateitų, ką aš turiu daryti? Aš turiu būti, tiek gera, kad mane kažkas pastebėtų. O kaip mane pastebėtų? Jeigu aš taip sėdėsiu, arba ten šūkausiu, vaikščiosiu kaip visus kitos, žinot, apsinoginsiu iš viršaus, apsinoginsiu iš apačios, reikia žinot, kad aš normalaus vyrų negausiu. Moteris, kuri rodo savo kūną bet kam, reiškia visi žiūri tik kūną, žiūri patys žemiausiai. Nes išmintingas žmogus, kuris nori gauti rimtą žmoną, jis nežiūrės į ten, čia daugiau, mažiau, reiškia, ten aukščiau, čia storesnė koja ir plonesnė. Nes jis supras, kad čia mašinos tik formos, jis ieškos ten kitų vertybių, su ko aš galiu būti kartu.
Patys mes visada kaip iš esmės duodamės pačioje, visi žinot, kas nukrenta nuo medžio ir yra jau supuvę. Tai mes duodamės po puvėsius dažniausiai ieškome. Užtat nori kažką rasti daugiau, reikia lipti medį, kur ten labiau viskas yra vaisiai prisipę. Kad lipti medį, ne taip paprastai lipti medį, reikia pasiruošti, reikia save valyti, tvarkyti savo charakterių. Ir kai savo lipi į medį, obuolių vis mažėja. Arba jie būna prinokę, vis ladesni. Tai sako, patys geriausi žmonės, ar vyras, ar moteris yra pačiai viršūnė, ten nedaug bus prisirpusių. O mes dažniausiai suvalgome, kas yra prikritę. O prikritę viskas, kas paščiausiai. Kirminai suvalgė, papuvo, vėjas paputė, silpni visi apačioj. Tai neskubėkim taip jau kažką griebti, arba nepergengim, jeigu kažkas neteina į mūsų gyvenimą. Nu, neteina. Bet aš gyva pagaliau, arba aš gyvas. Nėra tos antros pusės, nėra. Man dabar nelemta, aš turiu kažką daryti su savimi, keisti charakterio savybės, kad Dievas atsiųstų tą antrą pusę. Kaip aš galiu būti pastebėta, jeigu aplinkui irgi dar tūkstančiai netikėjus, arba aš esu vienas iš tūkstančių, kuris nevedė, neranda tos tinkamos, aš turiu dirbti su savo charakterio savybėmis. Moderiai gali pastebėti, bet kuris vyras, jeigu pas ją bus geros savybės. Moteris, jeigu atsideda tarnystė, pradeda padėti visiems, padėti nuo savo mamos, nuo tėčio, nuo šeimos, brolių, sesijų, kaimynams. Kitur, jeigu moteris va taip dalina save, skleidžia aplink meilę, tai bet kas pastebės, kad jinai buvo gera, kažkokia gera. Gilios kausis, nežinau, 100 vyrų. Galus, kokia jinai gera. Kas pasiema, kur tokia, aš tokius nerandu, nematau. Bet jeigu moteris tingės, nieko nenorės daryti, keisti save, niekas jūs nematys. Ar matys tik va tie, kas ant žemės yra. Tai čia nereikia pergyventi, kad aš neturiu. Jeigu keičiam savo charakterio savybės, visada kažkas ateis į gyvenimą. Visada. Reikia kitas atvejas, kai prarandam šeimą, mus paliko, arba mes matės išėjom, suplyzdami, visko būna gyvenime. Tai vėl nereikia skubėti kažko pulti, taip surasti. Vieną dieną įsiskirim, kitą dieną galvoju, ką paimti. Ką čia visi, negaliu taip. Bet ką, pagavau kaip žuvį, žinot. Aš kaip žuvį pagavau, jinai spurdi. Praktiškai niekas, jeigu aš nepakeičiu savo charakterio savybių, tai tą žmogų gausiu dažniausiai tokį pat, koks aš pats esu. Todėl reikia laukti, neskubėti vėl kažką išieškoti, už kad užpildyti tą nišą. Reikia palaukti. Palaukti, sulaikyti savo charakterį, tvarkytis. Ateis tas žmogus, kuris, sakykime, man bus skirtas, geresnis. Ir mes laimingai gyvensim. Kokių klausimų turite? Šiek tiek šiandien turiu. Iš šeiminių santykių. Jūs laimingi, aš matau jūs, jeigu net neklausite, jums gerai, nėra problemų. Aš kažkur esu skaitęs, kad moteris turėtų keltis vėliau negu vyras. Ar tai netiesa? Manot, jeigu šeimoje yra didžiulė harmonija, gyvena dėl aukštesnių tikslų, tai kiekvienas tenksis kuo anksčiau atsikelti. Vyras tenksis už žmoną anksčiau atsikelti, žmona už vyrą. Net tie konkuros, kuris anksčiau atsikels. Suprantat, kaip. Bet pagal tikrovę, aišku, vyras turi vesti žmoną, tai reiškia, jis anksčiau turi keltis. Vyras gali pakelti didesnės atsikelsės, kai kūnas tam pritaikytas. Vyras gali ant žemės gulėti, va čia paprastai ant kilimėlių gulėti. Jeigu moteris pradės ant kilimėlio taip gulėti, jinai pasidarys kieta tokia. Atšiauri, nebus šilumos, nebus minkštumo. Jeigu bus per didelė askezė, tiek psichikai, tiek fiziniam kūnui. Moteris tiek, jeigu moteris nori būti, moteris neturi tokio paulėto, ta prasme, energetiškai, jinai turi būti minkšta. Jinai gali priimti viską sugerti. Moteriai nereikia tokių askezių, kad jis po šaltų vandeniu. Jinai gali palįsti po šaltų vandeniu, sako, aš po šaltų vandeniu lendu. Bet va, kai reikia į virtuvę išbūti valandas, jinai negali išbūti. Matot, ne dėl karščio, bet kadangi nėra kantrybės, nėra meilės, kad padaryti skaniai valgyti. Tai moters askezė yra virtuvė. Jei taip paruošti valgyti, kad ir 10 valandų, kad ir visą dieną. O moteris kartais sako, neišeinu virtuvės, visą šitą sėdžiu. Nusidėk, galima visą gyvenimą sėdėti. Kas šitokia yra, nusidėk virtuvę į ruošką, kas šitokia į ruošką. Aš tarkim, aš ne moteris, bet jeigu įeinu virtuvę, aš galiu ten visą dieną sėdėti. 2 dienas galiu sėdėti, jeigu salėje plauti, aš galiu salėje plauti 2 valandą. Koks skirtumas, kur esi? Tik skirtumo nesi. Čia esi amžinybė, jeigu taip jau šiandien suprantat. Kur esi ten esi? Esi čia, bet kai į ten, jeigu galvoji, ką ten dar maloniau, kažkaip protas lakstosi neramus, bus blogai. Tai moteris askezė yra čia būti, o čia virtuvėje, matot.
Bet paprastas dalykas nusibaudyti šaltų vandenį. Jį reikia ištverti kažkur kitur. Tai vyras turi būti pavyzdys šeimoje, vyrui reiktų keltis visada maždaug apie 4 ryto, pusę 5. O tai normalus vyras turi keltis. Ir duoti pavyzdį, medituoti, melstis, vesti priegi. Jeigu vyras taip kelsi, vaikai kelsis, duokit, kai šeima bus harmoninga. Žmona gali pamiegoti ilgiau, sakykim, iki 5. Taip, pusę valandos ilgiau, 2 valandas, bet iš jūs visai normalu. Tai ką ten ilgiau gulėti, ką ten daugiau prigulėsi. Matot, miegas su mūkėm yra mirimo procesas. Mes taip išbūkim ten kiekvieną dieną 8 valandas iš gyvenimo, 9, 10. Man baisu, kai aš mėgau savotiškai. Įsivaizduot netenki, va, braukai gyvenimą, tai karpai, čiuk, valandą išmeti. Nes kiekvienas mūsų valandos yra suskaičiuotas. Nuo pat gimimo, kai mes einame į tą pasaulį, sakoma, subtiliam kūne mūsų visos planetos, visas kosmosas uždeda antspaudą, atsispindi. Tikras astrologas iš esmės gali jau maždaug sakyti, kad mes paliksime šitą pasaulį. Mes kaip ir matricoje esame atidirbinėjom savo karmą. Mes galvom, kad čia daug kažką nuveikėm dar ko nors. Nieko panašaus. Mes trafaretuose sėdėm. Ir va, išėti iš tų trafaretų labai sunku. Nes spaudžia pastovi ta energetika tokia. Tai va, kas liečia dėl atsikėlimo. Daugiau kas. Kas dar neaišku. Smagu, kad pas jūs nėra problemų.